Ignas. Jurgis. Teisingai, maladės. Nauji mokslo metai Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės namuose prasidėjo kaip niekada džiugiai. Mokytis lietuvių kalbos panoro daug daugiau žmonių nei pernai. 25 jauni žmonės pasiryžę per metus išmokti lietuviškai ir kiekvienas jų turi savo motyvus, kodėl. Jūs esate, jie jos yra. Gimiau ir augau Sovietskėje Kaliningrado srityje, dažnai būnu Klaipėdoje pas močiutę. Ji ne lietuvė, bet ten gyvena. Man patinka Lietuva, norėčiau daugiau pažinti jos kultūrą, išmokti kalbą ir galbūt persikelti ten gyventi. Mokiausi Skandinavijoje kartu su draugais iš Lietuvos, iki šiol draugaujame. Dažnai būnu Vilniuje, norėčiau išmokti kalbėti lietuviškai, kad galėčiau kalbėti su jais jų gimtąją kalbą. Taip, jie laisvai kalba rusiškai, angliškai, lenkiškai, bet norėčiau mokėti lietuviškai, kad suprasčiau, apie ką kalbama. Aš esu Gediminas Malinauskas. Visos mano giminės šaknys lietuviškos, gimiau Tarybų sąjungoje Leningrade, vadinasi gyvenu Rusijoje ir gaila iki šiol nemokėjau lietuvių kalbos. Planuoju su šeima persikelti gyventi į Lietuvą. Mano sūnus Denisas jau gyvena Kaune, mokosi gimnazijoje ir treniruojasi krepšinio akademijoje. Sensant pradėjau labiau jaustis lietuviu, todėl su žmona atėjau mokytis lietuvių kalbos. Mano mama gimė Komių Respublikoje, Vorkutoje. Ten buvo ištremtas mano senelis. Mamos tėvas represuotas 40-aisiais. Padaviau prašymą dėl pilietybės ir noriu išmokti lietuvių kalbą. Šiek tiek mokiausi savarankiškai, bet nusprendžiau čia. Norėčiau nuvažiuoti į Lietuvą, reikėtų vizą gauti. Labai patinka kalba, klausau radio, LRT televiziją žiūriu, mažai ką suprantu, bet įdomu. Julijos prosenelė taip pat buvo ištremta į Sibirą, jo šeima ten gyvena iki šiol. Proseneliai nepavyko grįžti į Lietuvą, todėl Julija sako taip jaučianti nostalgiją prosenelės šaliai, kad neseniai Volkovos pavardė pasikeitė į Terleckaitės. Kol kas nesupratau, ar gerai gyventi su nauja pavardė. Labai ilgai ir sudėtingai reikia ją rašyti, bet visi sako, kad ji labai gražiai skamba. Kiekvieną sekmadienį nuo ryto iki vakaro net kelias grupės lietuviškai moko lietuvių kalbos mokytoja Apolonija Kalniūtė. Kilusi iš Žemaitijos moteris Sankt Peterburge gyvena jau 34 metus. Save vadinanti meilės emigrantė moteris sako, kad sunkiai apsisprendė palikti tėvynę, tačiau meilė vyrui ukrainiečiui, labai norėjusiam gyventi Sankt Peterburge, nugalėjo visas baimes. Mes susipažinome traukinį. Mes su drauge važiavome pakeliauti po vakarų Ukrainą, o jisai kaip tik važiavo ieškoti laimės Leningrade. Ir mes važiavome iš Lvovo iki Vilniaus, ir taip kalbėjomės naktį, taip ir prisikalbėjom, kad paskui jau sukūrėm šeimą. Tiesa, tai atsitiko labai negreit, aš labai nenorėjau iš Lietuvos išvažiuoti. Ir tai tęsiasi beveik 3 metus, bet paskui vis tiek kažkaip tai supratau, kad čia turbūt mano likimas ir niekur aš nuo jo nedingsiu. Priprasti svetimoje šalyje buvo ne taip paprasta. Apolonija sako, kad vyras buvo teisus, drąsintama žmoną, kad čia jie jausis labiau Lietuve negu Lietuvoje. Turiu labai kontroliuoti, kaip aš elgiuosi, ką aš sakau, ką aš darau, kadangi apie mane spręs kaip apie lietuvę. Nes jeigu, sakykime, jums Lietuvoje kas nors užmynė ant kojos, Jonas Petras arba nepažįstamas žmogus tiesiog užmynė ant kojos. Jeigu aš čia užminsiu kam nors ant kojos, visi sakys, kad Lietuvė Apolonija užmynė ant kojos. Todėl aš stengiuosi jau tų kojų nemindžiot, aišku. Apolonija ilgai dirbo Rusijos nacionalinėje bibliotekoje, Rusų muziejaus, teatro bibliotekose. Dabar verčia techninius juridinius dokumentus. Apolonija sako, kad kiekvienas mokytojas turi susikurti savo dėstymo metodiką. Todėl rusų išvertė praktinę lietuvių kalbos gramatiką, pagal ją ir moko. Jinai žino juridinę leksiką. Ir kada yra problemos, ir kada yra tvarkymas dokumentų, kada yra atstovavimas teismuose, kada reikalinga protingas vertėjas, tai yra Apolonija Kalniūtė. Jinai mūsų yra veidas, kaip Lietuvoje sako veidas. Jinai yra lietuvių bendruomenės veidas. Mes su ja kartu dirbam 10 metų ir tai, kad čia pilna mokinių, čia yra jos dėka.
Apolonija sako mėgstanti visus pagąsdinti, kad bet kada gali atsisėsti ant suoliuko su mezginiu, nes pagal Rusijos įstatymus jau yra pensininkė. Prisipažįsta turinti ir ateities planų, kuriuos tiki pavyks įgyvendinti. Kiek žmonių išmokė kalbėti lietuviškai neskaičiuojanti, jeigu išgirsta mieste kalbant lietuviškai, visuomet suklūsta ir apsidžiaugia galinti juos nustebinti. O kai klausia rusiškai, patinka atsakyti lietuviškai.